Nu ką, ir vėl dubingiai. Objektas pabaigtas gan senai, bet važiuoju pro šalį, negaliu nesustoti, vaizdas gražėja. Šis objektas įsiskyrė to, kad mes čia darėm labai daug. Viską, visus subrangovinius darbus, visus organizavimus. Faktiškai beveik viską padarėme mes savo ir savo subrangovų pagalbos dėka. Tai yra, užsakovas gavo iš vienų rankų viską. Pasižiūrim. Šią saulėtą dieną vaizdas tiesiog nuostabus, nors dar žolytė neužaugus, bet nuo pagrindinio kelio čia beveik visai šalia ežeriuko stūkso du gražus nameliai ir pirtelė. Tarp kitko, pirtelės darėm ne mes. Jau užsakovas spėjo netgi pasisodinti augaliukų. Praeitą kartą, kai filmavau šitą, gražus takeliai, juos organizavom, darėm mes. Visai nesiniai įrengiam šildymo sistemos įrenginius. Dar aišku, čia viskas pasikels, pasitvarkys, kad vaizdas būtų gražus, juoda spalva, priderinta prie namo. Kai praeitą kartą filmavau, dar nebuvo terasos. Tiksliau nebuvo netgi tos džakuzį, kurioje sėdėdami jūs galėsit matyti va tokį vaizdą. Nuostabi vieta. Tiesiog rojaus kampelis. Pasižiūrėkit, kaip viskas gražiai atrodo. Ir kiek čia buvo daug įdėta darbo. Namuko viduje šiuo metu yra įrenginėjami baldai, pabaigiamieji darbai daromi, sutikau užsakovą ir susitarėm, kad kažkada pafilmuosim video, kai jau bus viskas gražiai padaryta. Sekite mūsų kanalą, būtinai tai pamatysite.